Tai grįžkime prie Morkaus 9 skyriaus istorijos, kas labai svarbu buvo tėvui, kad jo sūnus būtų išgydytas nuo tos dvasios, ar ne, kuri tąsė sūnų ir niekaip negalėjo jis pasveikti. Ir čia toj istorijoje, kas yra absoliučiai akivaizdu, tėvo nuolanki širdis. Žiūrėkit, jis pas daug žmonių vis tą vaiką vedė, vis ieškojo problemos sprendimo būdų. Jis ieškojo, kas gali padėti. Jis atėjo pas mokinius. 9 skyriaus čia ir 16, ir 17, ir 18 eilutėje apie tai rašo, kad mokiniai negalėjo padėti. Ir po to Mato 17 skyriuje ta pati istorija taip pat aprašyta, tik kito Jėzaus mokinio, lygiai taip pat, kad mokiniai negalėjo padėti, nes jie buvo susifokusavę į save, ne į Dievą, kad Dievas per juos veikia ir Dievas geras, ir Dievas nori visiems padėti ir visus išgydyti, bet mokiniai žiūrėjo į save, kas mūsų laikotarpį ir epochoje taip pat labai būdinga žmonėm, žiūrėti į save ir fokusuotis į save, o ne į viešpatį. Tai grįžtant prie tėvo, jis buvo nuolankio širdies. Jis pas mokinius prašė, mokiniam nepavyko. Mokiniai patys išsigando ir nuliūdo, jiem neišėjo išvaryti tos dvasios. Ir nuolankiai vėl su to pačiu klausimu tėvas ateina pas Jėzų ir tai rodo, kad jis yra antiek atviras, jis sako Jėzui, viešpatie, padėk mano netikėjimui, padėk, jis pripažįsta, kad netikėjimo yra, kad jo širdį yra netikėjimo, tai ko, nerimo, baimės, nepasitikėjimo. Jam vis atėjo tos mintis, kad nevyksta, nieko nebus, sūnus visą gyvenimą bus sergantis, niekas nepasikeis. Ir jis tą Jėzui pasakė, ir čia tas parašyta, padėk man, nes mane atakuoja, kitais žodžiais, nerimas, baimė ir abejonė. Jis pripažino ir tame yra nuolankumas. Nuolankumas tai būt atviram tiesoj, sakyt, Dieve, aš atsiprašau ir kad aš turiu to netikėjimo. Ir Dievas toj vietoj, kurioj mes esam, jis mus laiko ir kelia. Tada, kai mes atsigręžę į Dievo žodį, į patį Dievą ir turim viltį ir lūkestį, kad jis gali. Tėvas turėjo lūkestį, jis turėjo viltį ir jis pasakė tiesą, aš nežinau. Padėk mano netikėjimu, aš nežinau, ką daryti. Ir Jėzus sako, vėl atgal atiduoda tėvui ir sako, viskas įmanoma tikinčiam, tik tikėk. Kaip Jėzus sakė ir Izairui, kai jo dukra buvo mirus, Izairai, nebijok, tik tikėk, nors visa minė šaukė, netrukdyk mokytojo, tavo dukra jau mirė, jau finišas, viskas, mirė. Bet Jėzus atsisukė, sako, Izairai, nebijok, tik tikėk, neklausyk minios, neklausyk žmonių, neklausyk nuomonių, žiūrėk į mane. Ir žiūrėti į Dievą, laikytis Dievo žodžio, kai aplinkybė sako visiškai priešingai. Tai ir yra nuolankumas, kurį viešpats ypatingai vertina, nuolankę širdį. Nes Dievas ir sako, išmintingiems viešpats priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Tie, kurie prioritetą, pirmenybę skiria Dievo žodžiui. Jeigu Dievas sako, nebijok, tik tikėk, jei gali tikėt, viskas įmanoma tam, kuris tiki. Ir man tai yra, aš tikiu. Tai reiškia, priėmiau sprendimą, nebeleidžiu priešui ir melagiui eiti toliau ir vogt mano ramybę, mano tikėjimą aš nebeleidžiu vogti, nes vagis atėjo tam, kad meluot, vogt ir žudyt. Meluot, tada jis pavagia ramybę ir tada jis nužudo, nes žmogus nebeturi ateities. Jis gyvena vien nerime, baimiai ir tada seka nelaimės po nelaimės. Ir ne Dievas čia kaltas, nes Dievas žmogui sako, jei gali, tu tikėk. Kai nėra jokių aplinkybių fiziniam pasauliui matomų,
kad gali kažkas keistis, Dievas sako, tikėk, nes man įmanoma. Tu, mano vaikas, tu gyveni tikėjimu, neregėjimu. Tikėjimas, kuris mato ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Ir Jėzus Luko Evangelijoje sakė, ar aš, kai grįšiu į žemę, dar rasiu tikėjimą? Ir vat įdomu, kogi Jėzus sugrįžęs ieškos? Ir kurgi Jėzus ieškos to tikėjimo? Kur tas tikėjimas yra? Jis yra mūsų mintise, mūsų prote, mūsų širdyje. Ta viltį ir lūkestį jis mato iš dangaus dabar, mato. Ar žmonių širdise, mūsų širdise yra tas tikėjimas ir viltis, kad Dievas vadina nuolankumu. Tai vadinasi susipaprastint reikia nuo savęs, nes mes gyvenam kūne. Ne kad kūnas man ir mano emocinė, sielinė dalis man darytų įtaką, bet kad mano gyvenime įtaką darytų Dievo palikti man žodžiai. Nes pats Jėzus mums paliko savo žodžius ir sakė, jei kas įtikės, patikės pagal mano žodžius, aš už juos meldžiu. Vadinasi, akivaizdu, kad Jėzus yra mūsų aukščiausias užtarėjas pas Dievą. Ir tai jau tokia paguoda, tokia jėga, Dievo jėga žinoti, kad pats Jėzus, Dievo sūnus, už mus kiekvieną meldžiasi ir mus užtarė pas tėvą. Kada, kai aš tuo tikiu? Kiekvienas savo atsakykim, kiek per dieną kartų aš prisimenu, kad Jėzus yra mano aukščiausias užtarėjas pas viešpatį, kuris nepavargsta, kuris nepailsta. Ar mano yra ta emocinė, sielinė dalis nuolanki ir tai priima, tai reiškia pasilieka tuo tikėti. Prilimpa kaip magnetas, iškart prie to prisitraukia. Ar mano sielinė, emocinė dalis traukiasi nuolat prie negatyvo, prie apkalbų, prie nepasitenkinimo, prie tokio burbėjimo ir kniaukimo nuolatinio. Ar aš renkuosi? Ir iš karto renkuosi būtent Dievo tiesą, nes jo tiesoj yra ramybė ir džiaugsmas. Ir Dievas nuolankiesiems nesipriešina, o teikia malonę. Tai reiškia, tai, ko nenusipelnim, Dievas mums to teikia. Mums tai teikia. Kam? Nuolankiesiems. Tai tie, kurie priima tai, ką Dievas sako. Tai, ką sako ir ką jau padarė. Ir kai mes sakom, Dieve padaryk, Dievas sako, ne. Tu tikėk, pats tikėk žmogau, ne Dievui už tas problemas. Sako, jūs man atneškite tas savo rūpesčius ir man palikite, aš tuo rūpinosi, o jūs pasilikite džiaugsme. Džiaukitės, nes aš veikiu jūsų naudai. Kiek šiandien iš mūsų vis savo prisimenam, kad Dievas aplinkybėse, situacijose veikia mūsų naudai. Kad atsidaro durys ir keliai, kurių niekas neuždarys. Kiek iš mūsų kiekvieną dieną tai mąstome ir atiduodam Dievui šlovę ir garbę. Aš prisipažįstu, aš tai darau. Ne nuolat, nepastoviai, bet tikrai prisimenu ir neduodu nerimui, baimiai, rūpešiai, kažkokiom nesąmonėm imti viršaus. Aš priimu sprendimą. Ne Dievas už mane priima sprendimą, aš priimu sprendimą kiekvieną kartą. Nepamirškite, knygą galite įsigyti. Kaip priimti sprendimus teisingus, krikščionės, mokslų daktarės, kuri 40 metų dalinasi tikėjimu ir gyvenimu. Tikrai labai rekomenduoju. Būtent kaip mūsų mintis ir mūsų pasirinkimai daro įtaką fiziniam pasaulyje ir mūsų kūnas pasilieka sveikas, nes nebelieka toksinių minčių, kurios žudo ląsteles. Nes kaip Dievas ir sako, kad jo žodis yra sveikata visam mūsų kūnui. Dievo žodžiai yra sveikata visam mūsų kūnui. Ir mūsų išgelbėjimas, ir mūsų gyvenimas. Nebereikalo Dievas sako, džiaukitės ir dar kartą džiaukitės. 3 kartus kartoja. Ir vienoje rašto vietoje, ir kitoj, ir nuolat. Būtent primena žmogui, nežiūrint į aplinkybių, nereiškia, kad jas reikia neigti, bet nežiūrėti, atsisakyti, apie ką aš galvosiu, apie ką aš mąstysiu. Ir
Kame yra mano bendravimas su viešpačiu, tai tame nuolankume. Nežiūrint, ką žemėje pasiekiau, nežiūrint, kokią postą užimu, nežiūrint, kokias pareigas aš užimu. Aš esu nuolankio širdies, nes atiduodu viešpačiui šlovę ir garbę, kad iš jo malonės aš turiu tas galimybės, kurias turiu žemėje. Ir esu patenkintas viskuo. Ar esu, sakykime, uždarytas tam tikroj aplinkoj, laikinai, ar gyvenu su tam tikrais sunkumais, jeigu aš priimu sprendimą laukti gerą, nežinau, kad Dievui nėra nieko neįmanoma, jis padeda ir jis veikia, tai atsitinka. Bet aš turiu tikėjimu ir kantrybę vadovautis nuolat, kiekvieną dieną ir kiekvieną sekundę žemėje. Tikėjimu ir kantrybė, viešpats sako, mes pasiekėm jo pažadus. Tai reiškia, bendrauju su viešpačiu, juo pasitikiu, tapatinusi su juo ir laukiu gerą.